Sveiki! Pademonstruosime, kaip patiems užprogramuoti funkcinį klavišą Rivilė Gamma programoje. Klavišus programuoti galima visose Rivilė Gamma sąrašuose ar formose. Prisijungti reiktų vartotojo vardu Master ar bet kuriuo kitu 9 lygmens vartotojo vardu. Kaip pavyzdį, klientų sąraše užprogramuosime klavišą F5, kurį paspaudus pasirodys pranešimas su tekstu Sveiki. Klientų sąraše spaudžiame klavišų kombinaciją Ctrl+Q. Atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką Naujas. Pažymime laukelį Kodas ir spaudžiame funkcinį klavišą, kurį programuosime, pavyzdžiui F5. Įvedame pavadinimą. Nurodome vartotoją, kuris galės įvykdyti šį funkcinį klavišą. Jei vartotojo nenurodysite, tai galės padaryti bet kuris vartotojas. Laukelyje Komanda įvedame vykdomos komandos tekstą. Išsaugome. Funkcinis klavišas užprogramuotas. Norėdami patikrinti, spauskite F5 arba ant formos spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirodžiusiame sąraše pasirinkite komandą F5. Komanda buvo įvykdyta ir pasirodė pranešimas su tekstu Sveiki. Norėdami sužinoti daugiau apie Rivilės produktus ir jų galimybės, žiūrėkite kitose vaizdo siužetuose. Arba apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje adresu www.rivilė.lt.